Čia pietinis Didžiojo kanjono kraštas. Prasideda pietinio kaibabo kelias ir leidėsi apie 7 mylias, maždaug 13 km. Ir kitą dieną grįžti į maždaug šitą village area, kur visi viešbučiai ir taip toliau. Apie 11,4 km nusileidimas į apačią. Lygis kris maždaug 1,5 kilometro nuo kur esam čia iki Kolorado upės. Patys pirmi žingsniai į apačią. Didžiojo kanjono vaizdas. Kelionė prasideda. Šitas kopimo kelias buvo užbaigtas apie 1928 metus. Dar 1905 keldavosi per Kolorado upę, o susitokio kaip ir ant kabelių pakabintų sėdėjimo įrenginio. Paskui šitoj nuotraukoje rodo, kaip kabelis tempia į apačią. Čia jau tiltas pagamintas. Didžiąją dalį darbų turėjo atlikti naktimis, nes labai dideliai karščiai. Kabeliai pakabinti virš Kolorado upės. Taip pat eisim juos apžiūrėti. Kelias eina tokiais serpantinais. Visur reikia žiūrėti. Dabar gruodžio 8, 15 metai. Šiek tiek yra ledo. Taip kad kai kurios vietos slidžios ir mulai praeina per šitas vietas, taip kad reikia žiūrėti, kad neįmint. Paliktas visokios dovanėlės. Skardžiai žiauroki. Nu bet kurio nušokus užsimuši iš karto. Tai labai nuostabus vaizdai, net ir 4 kartą grįžtant. Ir 50 metrų vaizdai keičiasi ganėtinai stipriai. SD3, 457, apie 8 pasileidimai čia šituo šlaitu. Auha Point. Apžvalgos taškas. Kokia 30 minučių nusileidus tuo taku. Žmonės fotografuojasi. Wow. Let's keep going. Oh. Yeah, that's not really my thing. I got a picture and I'm going back. Holy shit. Oh my god. There it is, smile. So this is the most beautiful spot I've ever seen on the South Kaibab Trail.
Nu ką, komentarų nereikia, Gregas pakomentavo. Hey, you know, Valandą leidimosi takų žemyn. Temperatūra ryte buvo apie -3 Celsijaus, labai maloni. Vasara būna daug prasčiau, ypač kylant atgal. O žiemą, kol dar nėra sniego, tai yra pats geriausias laikas. Vaizdai tikrai įspūdingi. Čia gali būti pusiaukelė, maždaug 2 valandas leidimosi apačią. rock climbing. Eina įvairaus amžiaus žmonės. Seminaries? Yes. Keliukas praeina ten, tokia kaip natūrali apžvalgos aikštelė. Užlipt pasižiūrėt. Greičiausiai didžiulė jūka auga. Galbūt žydės. This is a rest stop provided by the mules. Looks like they took a little swim this morning, or they just really, they're so sweaty. Working hard. How you doing? Enjoy the day. That's beautiful. You want to switch? You can walk up. Thank you. I think you're nuts. Good morning, everyone. How you doing? Morning. Hanging in there. Good morning. How you doing? Good morning. Morning. You guys had a good hiking? Thank you. Yeah. I was thinking like a donkey or something. They're big. They're big, yeah. We rode some, we went out to Wyoming, Yellowstone, and Čia matosi Kolorado upė. Ganėtinai stiprus vėjas. Pirmą kartą, kada pasimatė Kolorado upė. But it was soft. I like that. Stiprus vėjas. Favorite types of sandwich. Peanut butter and jelly. Yeah, I was trying to. Did you lose some people? Mules ate them. They're really big. They're bigger than I thought. Oh yeah. Are they half horse, half donkey? Is that what it? They're beautiful.
Čia likę apie 25 procentai nusileisti iki, kur nakvosim. Labai neblogą vietą sustoti ir apsižvalgyti. Matosi Kolorado upė, daug didesnė, daug arčiau. Visi filmuoja. Žmonių galėtų būti ir daugiau. Vieta ganėtinai graži. Kai kurie su mulais joja į viršų ir į apačią. And on the way, there's a small little town called Wrangell, and there's a cruise ship, not a cruise, there's a ship called the World. I don't know if you've heard of it. The people buy apartments on this and live all year round on this ship. Does it travel around the world? Oh yeah, pretty well all around the world, like millionaires. Like you got to be a millionaire to buy this stuff. I would get sick. I get motion sickness, so I always have to wear patches. So Šitoje vietoje matosi Kolorado. good. This is mine's But you would have taken a lot more Upė girdisi. good though. I got like a third off. O ten yra tiltas, per kurį mes pereisim. I think I must Čia have vat left yra mine because I nusileist tried to this malūnsparniam morning, so I looked vieta at it first, I'm palikta. like, oh my gosh. One battery left. And then Ir maždaug ten turbūt bus ta Aransa, kur mes miegosim. O kelias vat praeina maždaug vat tenais. Tuo keliu mes, man atrodo, grįšim. Aukščiai čia normalus. But we talk. 20 minučių lipimo žemyn. Upė darosi didesnė ir didesnė. Šiandien turbūt praleidome kokias 6 valandas lipdami žemyn. Daug nuotraukų. Šiaip galima maždaug nulipti per 4. Iš esmės nėra kur skubėti. Nuostabūs vaizdai. Puikus oras. Žiūrėsim, kaip rytoj bus užlipimas atgal. Nes ten gali 8-9 valandas užtrukti lipti atgal į viršų. Štai yra tik tai 1,5 kilometro pakilimas, bet gaunasi ten apie, nežinau, 11 kilometrų ar kažkas tai tokio štai zigzagais lipti. Vaizdai nuostabus. Įdomus augalai. Ir keičiasi iš esmės. Ir jūkos auga, ir kaktusų daugiau. Kitur iš viso tokios pušys, kedrai. Čia dabar kaktusai vėl. Daugybė įdomių krūmų. Efedriną išgauna iš šitų krūmų. Reikia tik tai žinot, kaip ir. Bet šiaip gyvūnų nėra, nes neužtenka turbūt nei žolės, nei nieko. Tai čia gal kokių voverių porą matėm, šiek tiek paukščių. Ir viskas. Gyvatėm lygtais per šalta šiuo metu. Be down soon, so I'm gonna clock my phones to have dinner with 5 at Phantom Ranch. Po 6 valandų lipimo atėjom prie Kolorado upės. Ganėtinai įdomią spalvą upės. Su tokiais žaliais tarpais. Kadangi dabar ne lietingas sezonas, tai upė yra ganėtinai nusekus. Mūsų lipimo greičio dar turbūt kokią valandą lipsim žemyn.
Vienas iš paskutinių etapų prieš pasiekiant tą rančą. Perėjimas per Kolorado upę. Centre yra pastatytas tokios kaip ekstra lentos. Šitie mulam praeit ganėtinai nusidėvėjusios. Kabeliai, tuneliai, kur reikia. Galiausiai pasiekėm Kolorado upę, gražus paplūdimys. Maudytis čia niekas neleidžia dėl sraunumo iš esmės, su kuriai neša vandenį prieš srovę vat palei krantus. Vanduo, kaip ir galima tikėtis, kalnų upėse šaltas. Čia ne per toliausiai nuo Phantom rančos. Ganasi laukiniai. Nežinau, kas čia. Čia yra maža Kolorado upė. Įsilieja į didžiąją Kolorado upę. Taip pat yra susidaręs toks kaip slėnis. Labai įdomios palapinių vietos. Saugota, reiškia, nuo visų uolų, krentančių mažesnių akmenų. Šitie vietas reikia užsisakyti bent prieš porą mėnesių tiek ir toj rančoj, tiek ir šitose palapinių vietose. Taip atrodo valgykla vietinė. Parduoda alų po $5,5 už skardinę. Vakarienėje galima užsisakyti arba steikus už maždaug 40. How much was it? 48? Steaks. Oh, 40 bucks a piece. 40? Apie 40. Ir guliašas ten yra apie $20 ir pusryčiai apie $20 kainuoja. Tad kanjono pačioje. Apie 6:50 ryte Jupiteris čia. Mačiau Venus, Marsą ir Saturną. Labai gražus žvaigždėtas dangus. Dabar jau
saulei prieš patekant nelabai kas matosi, o galima matyti ir kur mes eisim. Kamera neperduoda, bet realiai saulė po 15 minučių švies čia pilnu tempu. Tokio dangaus arba aš nebuvau matęs, arba neatsimenu. Su šitiek žvaigždžių. Aišku, čia jau rytas, dabar žvaigždžių nebėra. Einam valgyti pusryčių 7 ir atgal į viršų. Apie 7:45 ryte pavalgėm pusryčius. Dar pusė 7 buvo tamsu ir žvaigždėtas dangus, tai dabar jau pusryčiai. O dabar jau šviesu ir pasiruošę kelionė į viršų. Real estate and stuff. I didn't know. Actually, you turn around to the whole thing too. You got beautiful view. Unbelievable, actually. Čia antras tiltas, kuris kerta Kolorado upę. Vandentiekis jo praeina. Kolorado upė. Tiltas, vandentiekis. Čia geras sūkurys susidaro. Apie 1,5 valandos kilimo į viršų. Trumpa pertraukėlė. Į viršų kylam Bright Angel taku, jis ne toks aštrus. Aišku, vaizdai čia irgi nėra tokie kaip pietinio South Kaibab kelio, bet dar kol kas tik 1,5 valandos iš 8-9 valandų, taip kad dar greičiausiai bus tų vaizdų. Vasarą kopti iš viso nepatariama. You're kicking the wheels' asses. Huh? You're kicking the wheels' asses. Yeah. Okay.
Food delivery. Ooh, So you said when they need something quick and they need it right, they use a helicopter. Uber. Uber. Helicopter. Helicopter Uber. Milber. Uber. Empty cargo. I got the right cargo thing here. Cool video. Čia yra pusiaukelė iki viršaus. Maždaug ėjom 2 valandas 5 minutės, apie link 3 valandų. Normaliai, porą kartų sustojus. Matėm, ką tik atvarė čia chloro tablečių. Su malūnsparniu, čia yra vandens stotis. Lipsim toliau. Čia po 6 valandų kopimo į viršų. Gal 20% likę kopt. Šitą raudoną uolieną pakeičia paskui geltoną. Tai ant geltonos viršaus maždaug turėtų baigtis takas visas. Paskutinė turbūt pusę valandos. Greg, how are you doing? Good. Yeah? Okay. Don't lie. Horrible. Miserable. Na, viskas tvarkoja. Bet čia reikia ilsėtis, reikia vandens. Vasarą aš neįsivaizduoju čia lipti iš viso. Dabar apie 6,5 valandos lipimo. Aš manau, per 7 turėtume užlipti. Ja. Po 7 valandų, lygiai per 7 valandas užlipom. Grįžom į civilizaciją. Maždaug paskutinės 2-3 valandas veikia telefonas, veikia 4G. Taip kad grįžtam į realybę.
Sutikom 72 metų žmogų, kuris įlipęs į visas aukščiausias viršūnės kiekvienoje valstijoje ir Kanados teritorijose. 72 metų ir kiekvieną mėnesį nusileidžia ir pakyla šitų kanjonų. Yra žmonės, kurie nuo šiaurės į pietus vaikšto kartą į mėnesį. Kažkas yra 7 kartus suvaikščiojęs non-stop per 70 valandų. Sutikom keletą žmonių, kurie pasiruošę didesnės kelionės, čia jiems kaip treniruotė tik tai. Taip kad visai neblogai, visai be problemų. Tiesiog reikia turėti šiek tiek maisto pasiemus, druskos, gerti. Vaizdas labai geras. Okay, Marius is crazy. He's getting ready to jump across about a 300-foot fall here. So, go ahead, Marius. You want to... I'm not doing it. The back jump? There's no more. Marius, come on. Okay, that's it. That's good. Let's go. Come on. Jesus. Yeah, good job. Good job. That's awesome. Čia visai neblogas vaizdas viso šito kelio. Čia buvo finišas. Vinguriuoja. Aplinkui. Į apačią. Čia vat maždaug buvo turbūt 4/4. Gal ne visai. Šitoje vietoje yra apie pusę kelio, tai čia apie 4 mylios maždaug. O paskui vat pro tą tarpą, dar į apačią, ten maždaug dar 4 mylios.